like an Enderman. Gerai, grįžome ir aš išjungiau Mock Creatures modą, mano manimu, kuris man tai darė. Ir taip, tai buvo Mock Creatures, kuris man sukėlė like spaikus. Tai aš tiesiog jį pašalinau, tada reiškia, mano visi kiškučiai ten ir delfiniukai dingo. Tad dasideda tik ten, dasideda mums tik tais pats Shritigol modas, kuris man dadeda drakonus. Tad velniop nereikia man tų, galvoju, aš dabar tiesiog pats pagalvoju, velniop man tie gyvūnai daugiau, tai man pakaks tų drakonų. Dar galvoju vietoj Mock Creatures pabandyti įdėti Fossil Archaeology mod, kuris man leistų daryti dinozaurus. Taip, ir galvoju, kad tai bus visai nebloga idėja. O dabar tęskime su mūsų žaidimu. Tai dabar planuoju čia padaryti dar vieną, reiškia, kambariuką. Plaukit, va. Dar vieną kambariuką, kuriame, žiūrėk, dabar darysim taip. Aš čia galiu padaryti chest roomą, arba kokį miegamąjį. Aš manau, čia miegamasis geriau būtų, tik tada šitų nereikia jau čia. O čianais įdėti kažką didelio, maždaug chest roomas, didelis chest roomas. Va, ideali mintis iš tikrųjų. Ir man šito nereikia. Ir atrodo tikrai neblogai šita vieta. Reikia sugalvoti, iš ko kelią daryti. Nu, sugalvosim biškį vėliau tada, o dabar išsikaskim. Ok, tai aš manau, kad reiktų didelį chest roomą daryti. Va, čionais baigėsi, tai aš galvoju, kad reiktų didelį padaryti maždaug. Gerai, skaitykim, čia įeina 2 chestai, ane? Čia dėsis šitie. O, fuck, ten pataikiau, atsiprašau. Čia dedasi šitie. Stogas, tebūne kol kas išdirto. Ten iš viršaus su gražiai padarysiu. Gerai, dabar eina taip, ne? Dabar kiek blokų aš norėčiau, kad man tilptų. Iš tikrųjų, didelio daryti nenoriu, nes aš žinau, kad man didelis tas chest roomas neįsinaudo, nes aš tiek česų nepririnksiu. O jeigu ir pririnksiu, tai aš galvoju, reiks tiesiog padidinti. O dabar dar prisimenu, kad nepamiršau pasakyti, nes pamenu filmavau šitą. Tai dėl ko aš filmuoju dabar? Aš žadėjau, kad filmuosiu pirmadienį šitą dalyką. Ir tiesiog gavau ant savo kitų video klipų maždaug. O, nefilmuoji čia normalių epizodų, čia šūda mali, ten keli angliškus vidus, ten bla 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 bla, ten tipo unsubinu tave. Ir tada aš supratau, gerai, jeigu jūs jau taip norite, aš įkelsiu tą Gramilandą, ten viskas bus gerai, jeigu jums taip tinka, nors dėl ko aš dabar iš tikrųjų keliu tos angliškus klipus, tai dėl to, kad aš mokyčiausi, nes aš noriu iš tikrųjų pradėti anglišką kanalą, angliškos kanalo karjerą, ar kaip pasakyti, nes lietuviškas kanalo kūrimas, tai galima sakyti, tu negauni už tai, už darbą, o mokėsi tiesiog gauni, kad žmonės turėtų ką žiūrėti, o pats, galima sakyti, darai tik dėl savo kaip pasakyti, savo noro, ar kažkas tokio. O šiaip tai sakau, nenoriu aš to daryti, aš noriu kažką ir gal užsidirbti, nes šiaip mano tikslas būtų tai YouTube'as, kad būtų mano darbas, kad aš gaučiau pinigus iš YouTube ir galėčiau už tai pragyventi. Čia mano toks tikslas, kad galėčiau iš tikrųjų neiti kitą kokį darbą, dirbti tik tais YouTube ir iš to pragyventi pilnai ir ten paprastai, tai jo. O dabar davai tada iškaskim, tęsiant kalbą maždaug apie Gramilandą, tai manau, kad reiktų pradėti grindinį kokį įdėti. O dėl grindinio aš dabar galvoju. Kokį čia bloką įdėjus į grindinį. Galvoju ar nesugalvoju, tiesą sakant. Ne, nu kol kas šitą padėkim, kad neskraidytų lova viršuje. O dabar pagalvokim, manau, galim paieškoti tų drakonų ir iš drakono šventyklos blokus pasiimti. Ir aš ką tik pagalvojau, kad tai yra žiauriai geniali mintis. Ok, tai gerai, ko man nereikia? Šitų man short nereikia.
nereikia. O, šitą reikia, galim šitą įdėti kepti. Šitą nereikia. Nors šitą galim pasiimti. Ir kartą pakaks, manau. 3, 2, ok. Ir dar tada šito užsidedam ant šitą. Gerai, su jais. Kad užlipčiau. Naktis. Ir einam miegot. Sleep time. Ok. Gerai, žiūrim, dabar pabandom padidinti mapą. Pamašau kaip didinti mapą. O, šūdas, va. Per didelis. Va, gerai. Ir XP ferma būsima tenais, man reikia keliauti, reiškias. Tai keliaukime į kelionę vėl. What the fuck. Gerai, į kelionę vėl aš keliauju. Sugalvojau dar geresnį būdą. Naudosim šitą upę kaip prieplauką. Nes aš pastebėjau, kad iš čia galima išplaukti į vandenyną tą pagrindinį, tai why not kaip prieplauka? Why not? Maisto daug neturiu, bet pakaks, manau. Į kelionę vėl. O, manevruot čia reikia labai, pastebėjau tai. Ok, mes iškeliaujam į kelionę su gromium. O, labai gražus koralai. Gerai, dabar reikia man dėmėti, žiūrėti tiksliau į mapą, kurį geriausia būtų laikyti taip. Ir į priekį žiūrėti, kad į kažką neatsitrenkčiau. Gerai, dabar dėl ko aš žiūriu į mapą? Dėl to, kad pamatyčiau, kur yra drakono šventykla. Kol kas tokių nematau. Iš tikrųjų turite pamatyti, tuoj parodysiu, jeigu iš tikrųjų surasim, tai va. Matote tą kvadračiuką, į kurį dabar tiesiai aš plaukiu po vandeniu. Tai va čia yra drakono šventykla, ten matau yra dar viena. Ir šalia tos dar yra toksai bosas, kurį nežinau kaip reikia nužudyti, dar reiks pažiūrėti. Gerai, stojame čia, va, šitie kvadračiukai. Tokių kvadračiukų man reikia ieškoti minimape. Gerai, kaip iš jo, jo. Gerai, reiktų, manau, neprakirsti stiklo, o kažkaip gražiai, palaukit. Įkvepiam. Ir neriam. O, šalia dar viena? Wow, 2 šventyklos. Geras. Ir šita be nieko. Gerai. Tai pasirinkime blokus, kuriuos aš norėjau pasiimti. Kaip jau vadinasi? Blue brick. Ir iš jų prasidarinsim grindinį. O, jis nėra toks gilus, tik 2 blokų storumo. Ir kaip matėte, ten dar yra dar vienas. Tenais va, yra dar vienas tas, kurį mes irgi tuoj pat iškasime. Gerai, čia nebuvo, kaip matot, tad kaskimės iki to kito. Sveikas drakono kiaušinį. Turim goldingą tą bite steel ore. Gerai, turim čestą. Čia nieko gero iš tikrųjų, bet, tebūnie. Ir čia nieko gero. Svarbu turim 2 saddle. Čia žinokit svarbu iš tikrųjų. Ir turime ir vėl drakoną. Dabar mūsų tikslas bus visiškai nemirti, nes jeigu mes pasiliesim drakoną ir mes mirsim, drakonas pradings. O taip, gerai. Reikia biškį dar gal prisirinkti dalykų. Nes kaip man tų blokų tiksliau nedalykų. Nes mes jų tikrai daug neturim, tad reikia pasirinkti kiek tik galim daugiau. Aš tikiuosi, mano laivelis nieko nenuplaukia. Palaukit, dar gal čia šalia kažkur kitas yra. Ne, kitą nematau kaip ir. Reiktų koralų pasiimti ir šalia upės savo pasidėti koralų dar. Kad gražu, žinant, kad taip gražu būtų pažiūrėti į savo upelį naktį ar kažkas tokio. Gerai,
prašau, gerai, turim nuo pikeksam. Ir kad medžio nenaudota šitą dalyką pasiimsiu. Pasiimsim glowstone'ą. Reiktų dar į pragarą pagaliau nukeliauti. Bet man reikia tada obsidiano. O obsidianui man reikia deimantų. Tad kitas epizodas bus kasinėjimo epizodas. Arba vapšės, galvoju, davai aš, tarkim, šiandien įkeliu, jeigu spėju dar. Ne, rytoj įkeliu. Tai įkelsiu šitą epizodą. Tai bus rytoj 11 val. Ir rytoj, tiksliau, tiem, kurie žiūri, tai jau šiandien. Bet aš filmuoju dar vieną dieną prieš. Tai, sakau, įkelsiu šitą epizodą ir tada kokią 3 dienos padarysiu streamą. Aš pranešiu iš tikrųjų, kada darau streamą, tai nesijaudinkit. Ir papausinsiu Facebook'e per VCH grupą, tai nesijaudinkit, turėtumėt pamatyti. Ir tada per streamą mes eisim minintis. I'm fucking genius. Gerai, o... Čia išlipimas. Kuris šviečiantis? Aš noriu šviečiančių koralų. Dabar reikia sužinot, kuris iš jų yra šviečiantis. Ne, manęs nereikia, tu manęs stumtum. O, visi draugiškai nukritot, šunuoliai. Maladėc. Dabar surenkam juos visus gražiai. Šitą šviečiantis matau. Bet aš čia neimsiu. Gerai, kur dabar yra tas visas dalykas, dėl kurio aš čia plaukiau? Va ten yra, kai matot, šventykla, kurią aš jau iš čia matau. Kurią reikia pažymėti, iš tikrųjų, bosas koksai ar kažkas tokio. Nes jį reikia nukalti. Iš tikrųjų galim net ir pasirinkti, žinot ko dabar? Mes galim dabar pasirinkti. Tai Snow Beast vadinasi jisai. O jeigu aš jį paleičiau ant vandens, kas tada būtų? Bet reikia pažiūrėti pirmo, kaip jis kapojasi. Gerai. Leis man, tu čia užlip, leisi. Gerai. Įjunkime... Ne. Pamiršau, koks yra... O, waypointas, gerai. Add Snow Beast. Gerai, ir dabar aš noriu balto. Ne juodo, balto. Ne. Va, baltas. Ok. Gerai, suės. Oh, shit. Oh! Iššaudosi. Kuris yra? Tenais, gerai. Oh, shit. O, kiek jis HP turi, įdomu. Jokio HP nenuimu. Gerai, supratau, kad... O, jau nuėmiau, biškį HP. Tai taip reikčiau daryti. Mergaitį! Mergaitį! Nesprogdinko, mirk. Motherfucker. O jeigu aš tai į vandenį mes čia pabandom? Dai pabandom ir tai įmesti į vandenį. Žiūrėk. Bum. 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 Oh shit. Bum. Aš puolu jį iš pasalų. Ir vėl puolu iš pasalų. Lem, aš taip kovodamas jam nieko nenuimu. Plak, reikia grįžti biškį. Tai va, grįžome, mes esam jau netoli boso, liko 50 metrų, iš tikrųjų labai bijau iki ten eiti. Jis turi jau netgi 1/3 liko jam, 1/3 HP, tai manau šį kartą tikrai paimsi. O į vandenį. Vandenį saugu. Nu ką, nebe toks šustras kaip aš vandenyje, ne? Tau liko tik tais 110 HP. Taigi čia nedaug, aš ten naimsiu.
O, shit. Jau beveik nuėmiau. 9 HP. O, shit. Nemirk, gromi. O, fuck, 1 HP. Traukimės, retreat. Reik atsargiau būti. Atsargiau nuo jo. Gerai. Stengiamės jį nužudyti iš toliau biškį. Ne taip, kaip dariau prieš tai. 7-2 HP jam. 7. Nu. Shit. O, šiam HP. Šiam 5, šiam 4. Šiam. Beveik šiam. Šiam. PM9. PM8. Atšok nuo manęs pagaliau. Vis tiek tave jau nuėmiau beveik. O, fuck. Atšok nuo manęs. Aš nenoriu su tavim daugiau muštis. O, shit, jūs. Va šitas atakos mane užnisa, nes šitom atakomis mane gali labai greit paimti. Jau beveik. Eik tu savo. Beveik nuėmiau. O, 30 HP. 35. O, shit. Trečias kartas nemeluoja. Oh, shit. O, mirštu iš bado. Nemirštu iš bado. Yes! Nemirštu iš bado. Nuėmiau. Beveik nuėmiau. Fuck. Beveik. Eik tu savo. Aš jį su rankom numušiu dabar. Ateini čia, eik tu savo. Jūs matėt? Sufeilinau. Aš jau taip apsidžiaugiau ir sufeilinau. Eik tu savo. Buvau beveik nuėmęs jį. Jam buvo likusios kelios HP. Dabar reiks surasti, kur miriau ar ne. Reik, nes ten jam liko 1-2 HP maždaug. Ir jeigu aš nuėmu, aš gaunu kažkokį super itemą. Tikėkimės, ką aišku, kad tokį gaus. Arba kažką gero. Ir nesitikiu gaut tik tai snowball. Nes jei tik tai tą gausiu, aš šios, nežinau, uždaužysiu. Va, tenais va miriau. O, shit. O, saugiai padėriau. Gerai, kiek jis turi sušiktų HP? 3 sušiktos HP. What? Jis ir gal mane nuėmė? The fuck? Man rodos, aš iki jų net nespėsiu daryti kitų itemų. Nes aš net nepastebėjau, kur jie tiksliai yra. Bet aš bandysiu. Vyrai, aš bandysiu. 5 kartas, 3 HP. Reik tai padaryti. Reik tai padaryti. Oh, shit. O, jeigu aš jį nukalu, aš baigsiu šitą vietą epizodą, bet eik tu savo. Gerai. Reik pasiruošti. Šiuo matau jį. Matote, jis ten stovi. Visas patenkintas šustras. Ok. Bum. Matau kartą, gerai. Matau kartą, kas man svarbiausia dabar kol kas yra. Ok. So, jis miręs. Tu esi miręs. Owned! Oh, gavau ice staff. Owned. Oh my god, I'm owned it. Kneeled it. Gerai, kur mano kiti itemai? Oh shit. Paleisk mane. Tu mane patikai. Nailed it. Oh shit, man dabar PM7 XP. Eik tu savo. Gerai, man reiktų surasti savo
šarvus, kurių aš iš tikrųjų nematau. Gerai, neriam ir antras kartas, tikėkimės, nemelos man. Gerai, ieškam savo šarvų. Gerai. Nope. Sugnisk. Atšok nuo manęs. Kur mano šarvai? Ai, va. Radau. Gerai, radau. Gerai, įkvepiam biškį orą. Nailed it! Gerai, pasiėmam dabar tuos itemus ir toj vietoj baigsiu epizodą. Ir pagaliau. O, šie, dabar galim žiūrėti. Kelelį tokį pasidaryti. Arba parkūrą. O, shit. O jeigu aš dabar, skaitykim, žiūrėkit. Matot, va, šitą. Kiek man? 4 HP. Voila. Eik tu savo geras. Ok, neriam čia nais. Greičiau. Ok, nailed it. Ir mes išgyvenom visą tai pagaliau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Gromis, tikiuosi jums patiko šitas epizodas. Nepamirškite like, subscribe, ten prenumeruoti, komentuoti. Tai su jumis buvo Gromis, linkiu jums geros dienos ir čiau.